Labas rytas visiems. Hello. Man liūdna, nes pamiegojom paskutinę naktį palapiniai. Paskutinę naktį palapiniai. Dabar labai civilizuotas gyvenimas laukia mūsų. Dabar labai ilgas kelias iki Death Valley, 7 valandos, bet prieš tai sustojimas pasižiūrėti saulėtekio. Galbūt pavyks pakelti droną, jeigu nebus žmonių. Ką, rytas, varom į viršų. Na štai, pasiekėm viršūnę, pafilmavom su dronu. Niekas nefilmuoja su akim, filmuoja visi su telefonais. Tokia yra mūsų karta jaunoji. Tokia jaunoji. Bet ne tik jaunoji, apsisaugu už tavęs ir samoji karta dalyvau. Sustojimas, pavalgyt, pagert, starbiuksiuko. 0 įkalčių. Kaina normali, maždaug 7, 8, 9, 10, 11 dolerių. Kas kaip? Palyginimai pigiau nei Aliaskoje. Pigiau nei Aliaskoje. Taigi, sveiki sugrįžę, mes esame jau netoli Nevados, dar liko kokios 2 valandėlės važiuoti, sustojom šalia degaliniai. Dabar yra kažkiek čia valandų, po pirmos. Lauke labai karšta, 34 laipsniai, ant pavėsio stovint, atrodo kepa viskas. Tomas pila kurą. Kas įdomus apie kurą? Pats brangiausias yra 91 oktano reitingo. Lietuvoje pats paprasčiausias 95 yra. Pagalvokit. Bet kuras čia visur yra daug pigesnis, net Kalifornija, kur skaitosi brangus kuras, yra pigesnis negu Lietuvoje. Karšta. Labai karšta. Bijau eiti ant saulės, nes man su saulė negeri dalykai. Darosi ypač ant karščio. Jo, mes važiuojame mirties slėnį, karščiausia vieta žemėje, net nejuokaujam. 1917 metais mirties slėnė buvo užfiksuota karščiausia visų laikų pasaulio temperatūra 64 laipsniai. Ir spėčiau net ne ant saulės, buvo ant saulės iš vis. Kaip geroj pirty, jo. Šiandien rodo, kad ant saulės bus apie kem... Oi ne, ant pavėsio apie kem... O gal ant saulės apie kem laipsnių. Nesuprasi kur, bet vienu žodžiu rodo apie tram 8 kem laipsnių, tai nelabai noris ten lyst. Na, mes pilam kurą, važiuosim toliau. Mūsų banginis mūsų veža. Toli ir sėkmingai. Jau dykumos biomą pasiekėm, tai va. Tiek naujienų. Sveiki, tai šiandien pradedam antrą Kalifornijos dalį. Tai važiuojam į Death Valley, mirties slėnis, kitaip sakant. Patys pavojingiausi tikriausiai bus kilometrai mūsų gyvenime. Tiesiog niekas. Niekas aplinkui. Niekas aplinkui. Nėra degalinės. Milžiniškas karštis.
Ryšio sako, kad nebūna. 5G. Dabar tai 5G, jaučiamės saugiai. Tai va. Dar neįvažiavom į patį. Neįvažiavom. Mane tėtė išmokė visada, kuo mandriau fotkintis, kažkur užsirioglint ar panašiai, nu tai va, rioglinausi, turiu dabar. Va. Mėlynė. Šiuo metu kylam į kalną, lauke turim 100 Fahrenheit, tai šiek tiek stipriai, 8. Jo. Mašinos temperatūra labai stipriai kyla. Nu, nelabai stipriai. Nu, bet tikrai kyla. Tiesiog kyla. Išjungiam vėjelį, nu neišjungiam, o tiesiog sumažinom, kad nepūstų šalto oro vėjelį. O ką pučiam? Karšto oro. Karšto oro, taip, dūstam, sunku kvėpuot, dar jie valgot, kvapelis mašina ir karštis. Bet pačiu blogiausiu metu pradėjo valgyti. Tomas stresuoja. Stresuoju visą. Kelias nuostabus. Turime vairo vibraciją. Stovime kelyje, nes buvo labai nesmagu jau važiuoti, jau pradėjo mėtyti mašiną. Tomai, kasgi užkaito? Galiniai ratai. Labai keista, bet galiniai ratai. Ta proga valgom čipsą. Skanaus. O maga. Mama džiugiuosi, kad žiūrėsi jau po visko. Viskas gerai, nepergyvenkit. Mes žinom, kad tai bus. Žinom, ko tikėtis. Bet šitas žiūriau. Čiurelį ką tik garavo. O maga. Šiuo metu lauke yra 105 Fahrenheitai. Kas yra? Mūsų stabdžiai labai stipriai kaista. Nes nekaista jau viskas. Ne, jis taip sako, nes man biškai skauda pilvą net iš baimės. Bet viskas gerai. Dabar nebėra kalno, tai all good. Pažiūrėkit, kaip gražu, nuostabu. Čia yra oro uostas. Oro uostas? Taip. Va, nemeluojam. Aiktas, nėra. 2 valandas yra sumiręs. Karštas. Karštas vėjas, pučia. 106. Tai daro programą kažkaip. Bet tikrai. Negerai. Jeigu nevažiuojam, Ai, taigi karštus, fainai. Led raudoną mirštam. Tuoj važiuosim į Nevadą. 3, 2, 1. Nevada. Jokio ženklo, nei nieko. Ir nieks netikrina avokadų. Mes jau buvom Nevadoj pernai. Sveikinu atvykus į Nevadą. Atvažiavom į miestuką apie nieką ir štai mūsų viešbutis šiandienai. Čia iš ratų filmukai ir to ratų keitikau. Visiškai ratų miestelis. Iš tikrųjų. Einam apsižiūrėti. Va, pažiūrėt. Žodžiu, ateiname. Tai va, tai mus pasitinka šitas viešbutis. Einam apžiūrėti kambarį. Not bad.
Not bad, visai. Kvepia. Uikit. O čia prausmės? Vat, patinka. Wow. Kiek sumokėjom? 100. Wow, liūs. Ne. Visiems. Pažiūrėkit, koks bomžynas. Tragedija. Bet kitaip tiesiog neįmanoma, kai gyveni mašinoje, bet viskas jau į pabaigą. Sulūžo lagaminas. Oh my god, turim bėdą, sulūžo lagaminas. Not good. Kažkurio dar detalį pamečiu. Ai, taga. Atvarėm į populiariausią spotą pamatyti saulėlydžio, bet nelabai matosi. Matosi, bet biškį pavėlavom. Bet čia viskas žiauriai gražu ir žiauriai fainai. Bet Rugilė šiut susinormavus, kad nespėjom, bet čia vis tiek labai gražu ir labai fainai. Labas rytas, keliamės 4:30, kad atvažiuotume pirmi pasitikti saulės į Druskų ežerus. Esame 85,5 metrų po jūros lygiu. Dabar yra po 6 valandų, 20 minučių, lauke davam kokie 6 laipsniai. Čia įsiformuoti. Ir labai smirda, šitą nežinau, ar Tomas pasakė, labai čia. O aš galvoju, prieš einant ten atsinešiu kepurę. Jo, nes pakils. Protinga. Bėg Tom. Čia kelios skylutės prakastas turbūt, kad žmonės galėtų pamatyti, kaip ten yra. Čia renkasi vanduo. Visas vanduo, kuris mirties slėnyje nulyja, kažkaip vis tiek atkeliauja čia. Nes dažniausiai čia nebūna, kad truputį palyja, čia lyja labai daug vienu metu. Ir visas vanduo keliauja žemyn, o čia, kadangi yra žemiausias taškas, tai viskas atplaukia čia. Ten yra va kelios balos, tai čia nėra visiškai dykuma. Bet kas čia daros, tai aš nesuprantu visiškai, čia yra tiesiog druska ant žemės. Pakalbėjom su Tomu, kad jis čia jaučias kaip namie. Nes vaikystė labai daug į Druskų kambarius važiuodavo. Taip, mama pasakyk, kad tai būdavo. 4 mes važiuodavom pusbrolius, pusseserę ir sesę. Tu gydytis. Negydytis, o sveikatintis. Čia namuose, kaip jaučiasi Tomas. Norėtų tik į halatą susisukti ir filmą pasileisti. Ar taip to? Negalvom, kad čia yra vandens, gal čia tik druskos. Na, kaip demonstracija mes su Aiste ėjom su kroksais, kad galėtume parodyti. Tai mano kojinė pusiau šlapia. Čia realiai yra vandens. Ką supratom keturiese stovim, kad čia užsičiaupus mirtinai tavo. Tai sekundė iščiaupus. Dėkui. Ir labai karšta. Darosi labai karšta. Realiai garsti, kad nuo mūsų eina. Man irgi labai valgyt nori. Ir labai karšta. Ar sutinkam? Ar tik man vienam karšta? Mano nugar. Tu tai pavojingas čia buvo, tai kla. Nukrišė. Tomas vakar vos nenumirė, blema, aš nelabai žinau, ar jam čia kondicija dabar būtų. Egzaitį mašinui, dabar čia miršta vėl. Tomas Inkaras komandos. Pasakyčiau, bet nesakysiu. Tai nesakyk. Pasakyčiau, bet nesakysiu. Nesakysiu, aš nesikeikiu prie mamos. Taigi, jau grįžome į parkingą. Matome fainą maštytę, bet ne tai norėjau parodyti šitą kalną
ir jeigu ten gerai sužiūrėsit, yra sea level ženklas. Tai reiškia, mes esame žemiau jūros lygio dabar. Sustojom užsipilt kuro, bevažiuojant atgal Los Andželą. Dykumoj kuro kainos yra $6 už galoną, kas yra dvigubai brangiau nei šiaip visur kitur. O miestukas va toks. Tiesiog musė skraido, tylu. Fontanėlis. Veža kaip poną. We come on the sloop John B, my grandfather and me. Around Nassau town we did roll, drinking all night. Got into a fight. Oh my god. Mes esam Kalifornijos Los Andželo paplūdimy. Metam kroksus į šalį, dedamės maudymukus, triušikiukus ir einam tiek į priekį. Važiuojame ir čia yra universiteto miestelis. Ir dabar žiūrėkit, tuoj parodys prikoliuką. Vėlia kiek vėliavų? Lietuvos vėliava. Matėt Lietuvos vėliavą. Ukrainos vėliava. Taigi, sveikučiai. Atvykome į savo Los Andželo viešbutuką. Taigi, čia draugė maudosi. Visai neblogas, labai erdvus, nežinau, ar matosi per šitą video jum, bet labai erdvus. Turime jau milijonų daiktų, sėdi du bičiuliai. Pasibučiam? Gerai. Pas mus viešbutį tiesiog va tokie aparatai. Gali pasidaryti kavą, gali vandenį pasidaryti. Atvykome į laundromatą, kitaip sakant, skalbenkę. O Dieve, aš tokia laiminga. Bubble tea. Yay! Nu ką, pradedam mano labai nelauktą dieną Los Andžele, bet šiandien sugalvojom, kad tiesiog pasidarysim taip, kad lauktuvių diena tokia biškelį pardžių diena, nes mes beveik viską matėm tikrai Los Andžele, nes pernai savaitę praleidom. Ne, beveik viską, čia neįmanoma viską pamatyti. Nu, pagrindinius tuos dalykus. Pagrindinius. Jo.
Tai tiesiog varom kimarint. Nu va, buvom Žos iš pernai metais atrasta parduotuvė, ten tiesiog rūbai pagrinde. Biškai paėmėm lauktuvą. Dabar atvarėm į Reip, surinkt paskutinius smagiausius reikalus ir priduoti, ko nebeprireiks. Atvykome į tokį vieną fainesnių rajonėlių, toks ir tvarkingas atrodo. Ir visai gražus. Atvarėm draugam į labai amerikietiškų saldainių parduotuvę, kur visi labai skirtiniai. Aš turiu nueiti visur, kur parduoda bubble tea. Šitas ypač patiko, nes labai modernu, viskas aparatais, nereikia visiškai su serveriu bendrauti, ten net pašūkia kompiuteris, nu tai wow. Žiauriai nepasisekė, kažkaip nedaskaičiau, kad su red beans. Tiesiog perskaičiau matcha, blended ice. Eis į šiukšliadėžę. Su Tomu buvom labai įdomioj parduotuviai. Ten yra tokia saldainių ir gėrimų kaip šopas, kuriame parduoda senovinius arba labai retus saldumynus ir tokius, kur limited visokie editionai. Tai paėmėm draugam lauktuvių ir dabar važiuojam Beverly Hillsą. Žalė, palmės, medžiai, krūmai, visokie rožynai. Labai patinka. Nu va, stop, turėjom pasižiūrėti visas Los Andželas kaip ant delno, granai. O tas Beverly Hillsas tikriausiai spūdingiausias dalykas, Los Andželą bent jau, man. Žiauriai gražus namai. Vienintelis dalykas, kurį pernai pamiršau, tai atvaryti šitą garsiąją gatvę. Hollywoodo ženklas. Kelias uždarytas, stovi baseinas. Baseinė mašina. Ką filmuoja matomais. Esam knygyne. Toks nerealus, tiek visokių cute, estetik dalykų, kad tiesiog visko noriu. Belekė žmonių šitam Farmers Market. Ieškom valgyt. Trumpas užkandimas, nes jau biški ant mirties ribos buvom, vaikštom ir pikti, tiesiog nervuojamės. Parodyk savo. O vėl sakys, kad nesveikai valgom. Labiausiai amerikietiškas dalykas, tiesiog garsiai groja muzika. Žmonės, kokios redučiais. Atėjom baulų, granolos baulų. Tomas išrinko, žiūri, jauki vieta atrodo. Nu va, kadangi mūsų road tripas eina į pabaigą, tai nusprendėm atsidėkot mašinytėm ir nuplaut, išsiurbt, nes daug jinai matė kelionių. Daug matė visokių ir uolų, ir sniego, ir smėlio, žodžiu, visko. Va, bomžynos. Žiauriai geras siurblys iš va tokio ir va tokio. Taigi, palikom savo viešbutuką, pasiėmėm kavuko, Ignas pasiėmė kavuką, išėjom vandenuko ir keliavom į stotelį, užėsim į Venice Beach. Dalykas, ką mes noriu pamatyti ir tikiuosi nenusivėt. Taigi, pravažiavome su 2 autobusais. 3 autobusais, 1 metro, bėgam. Jau esam Venice Beach'e beveik. Taigi, esame Santa Monica Pier. Kaip vaiteliai. Viskas labai barbiška, rožinė ir panašiai. Labai jau buvom alkani, tai pasiėmėm smash burgeriuką. Labai geras. Na ir laukiam dar bulvyčių apkeptų.
Ten vyksta šokiai, nu toks labai amerikietiškas dalykas. Patinka, smagu. Žodžiu, labai fainai. Esame Holivude jau. Va, už mūsų matosi Netflix'o ženklas. Visai fainai. Kaip tau? Šiuo metu esame oficialioje Netflix'o parduotuvėje Holivude. Tai čia yra iš Stranger Things serialų, kas žiūrite. Ne. Jeigu kas esate serialų, čia yra Otherworld, ar kaip pasakyti. Labai daug visko yra iš mane haistą. Jo, nespėjom filmuoti. O, Squid Game'as, einam pažaist. O, Witcheris. Aš esu didelis Witcherio fanas, nežinau, ar dar kas žiūrite, žaidžiate. Gatvėje pradėjo daugėti keistų žmonių, jeigu taip gražiai pasakius. Taigi, priėjome prie kinų teatro. Kinų kino teatro. Pats populiariausias Amerikoje. Tai va, ir čia matome įspaudus, rankeles žymių žmonių kino industrijoj. Na ir aišku, milijoną žvaigždžių. Michael Jackson, va. O! Annie Hathaway. Žiūrėjau fainai. Nu, žodžiu. Tai dabar tiesiog žiūrim, kur pavalgyti ir varysim namo. Aš čia kas tamsta biški baisu. Mano svajonių kavinė esam. Važiuojas. Vieną pasiėmėm. Tai viena lėkštutė 385. Tai tu kiek nori gali lėkštučių imt. Čia sakėm kolos, mums kolą atvežė štai šitas robotukas, dabar jau išvažiuoja. Esam ateity žmonės, esam ateity. Varome į Havajų. Atiduodam mašinėlę ir varom į oro uostą. Kaip ponus autobusiukas atvežė, paleido prie pat oro uostą. Einam. Nu ką, lipam į lėktuvą, skrendam su Havajų oro linijom. Atidavėm savo lagaminukus mažiukus, nes perpildytas skrydis.